Aš turiu 2 vaikus, tu taip pat. Taip turiu. Kiek jiems metų? Mano vaikams 7 ir 4. Dukrai ką tik suėjo 7 kovo. Prieš tai, kalbant laidoje, minėjau, kad tobulame pasaulyje aš net nenorėčiau, kad mano vaikai žinotų, kad esu komikas. Ar kad dirbu televizijoje. Tiesiog norėčiau, kad jie to net nežinotų. O kaip dėl tavęs? Ar vaikai žino, kad tu komikas? Kitaip negali būti. Visų pirma, tai mano vaikai žino, kad aš svarbus asmuo. Tai pasakau pirmiausia. Taip. Jie abu puikiai supranta. Kuo puikiausiai. Primenu jam kasdien sakau, klausykit, tėvelis svarbus asmuo. Taip. Ir aš neprivalau to daryti, neprivalau čia būti. Tai tavo rimto pokalbio versija. Taip, su tavo vaikais. Ateikit čia, sėskitės, aš svarbus asmuo. Taip, bet žinai ką, žmogau, mano vaikai jie puikiai supranta, su manim nekalba, žino, kad aš komikas. Keista, kad jie tai suvokia. Jie yra buvę mano pasirodymuose, taigi supranta, kad tėvelio darbas yra prajuokint žmonės. Iš tikrųjų supranta. Ir mano dukra net nemano, kad aš juokingas. Tavo dukra nemano, kad tu juokingas? Prisiekiu, mano dukra nemano, kad aš juokingas. Rimtai, ji mane provokuoja. Tėti, aš nemanau, tikrai nemanau, kad tu juokingas. Mačiau tave per teliką, nesijuokiau. Atsakiau, aš juokingas vaikeli. Jūs juokitės, bet aš rimtai ginčiuos. Sakau, tu net neįsivaizduoji, koks tėvelis juokingas. Aš sakau, dabar ką nors pasakysiu ir mirsi iš juoko. Krisi ant žemės kvatodama. Jie atkirto, tai varyk. Tada pasakiau, nori pasirodymo, gausi. Jie atsakė, taip. Pasakiau, gerai, pristatyk mane. Jie apsimetė, kad pristatė mane auditorijai ir aš pasakiau jai vieną pokštą. Gerą, vieną mano geriausių. Ir sakau, o ką pasakysi apie tai? Pasakiau jai, o jis sako, man šitas nepatinka. Sakau, tai nori gerų. Tai aš pasakiau jai dar vieną ir ji mane nušvilpė. Iš tikrųjų. Tavo dukra tave nušvilpė? Ji nušvilpė mane 3 vaikiškais bū, tokiais bū. Ir nors ir vaikas, aš supykau. Taip. Aš prisiekiu. Aš tikrai visiškai suprantu apie ką tu. Aš supykau, jis sėdėjo savo mažoje kėdutėje, kurios kojos netvirtos. Tai spyriau vieną iš kojų ir ji nukrito. Reikėjo tai padaryti. Žinai ką? Manau, tai tiesiog geras auklėjimas. Taip. Ta gerai daryti ir humoro klubuose. Laužyti kėdes. Ir juos išspirt. Taip. Tu kartais nebijai pasityčioti iš savo vaikų, tiesa? Aš erzinu savo vaikus, net labai. Pavyzdžiui, mano vaikai turi didelės galvas. Sakau jam kasdien. Sakau, na jūsų galvas ir milžiniškos. Tai bjauru, tai taip bjauru. Esmė tame, aš tai pasakau dar prieš kam nors kitam pasakant, supranti? Tai dalis mano auklėjimo. Aš ruošiu savo vaikus tam, ką jiem pasakys kiti. Kad ir ką pasakytų mano vaikui, nesulauksiu jokios reakcijos. Nes jie viską jau girdėjo iš manęs. Nėra nieko, ką gali pasakyti. Nieko. Tarkim, kartais mano sūnus nesimaudo. Sakau jam, bičia, tu purvinas, tai šlikštu. Jis atšauna ką? Aš sakau, jie tave vadins purvinu ir jis. Na tai viena, bet sakyt, kad jie turi milžiniškas galvas. Tai tiesa. Tai vadinama paruošiamoji tyčiojimusi. Taip ir yra. Bet aš ruošiuos patyčiams. Klausyk, neaiškink, ką daryti savo namuose. Aš svarbus asmuo, aišku? Ką noriu, tą darau, žmogau.